emocingos, nervingos. Iš tikrųjų, ką ir kalbėjau prieš rungtynes, disciplinos laikymasis ir komandos vienas kito gynybo iš tikrųjų neveikė truputį schemos kai kurios, bet pagrindinę priežastį pralaimėjimas nulėmė galbūt perdegimas, didelis noras laimėti, iš tikrųjų ne vis laik žaidė tokioj atmosferoj ir kamuoliai antri šansai, jie puolime atsikovojo 22 kamuolius, tai to pasiekoje antri, treti netgi šansai jie ir nulėmė tą pergalę. Jūsų lyderiai irgi šiandien buvo rezultatyviausi, bet turbūt nesužaidė tikrai tokių rungtynių. Ne, tikrai nesužaidė tie, kurie turi sužaisti. Aiškinsimės priežastis, dėl ko taip yra, bet gerai, kad tai yra sezono pradžia, šaltas dušas ir aš manau, ateityje vaizdas turėtų būti kitoks. Pirmas pralaimėjimas patirtas, labai nemalonu ko gero. Jo, važiuoti 300 km ir pralaimėti tokių skirtumų tikrai nėra malonu. Su slogiom nuotaikom grįšim namo, bet aš labai taip nesureikšminu. Rytoj nauja diena, vėl stengsimės atsitiesti ir taisysim klaidas, kurias šiandien padarėm.